Kas sveiki gerbėmėjai, turiu šiandien ir blogą ir gerą žinią, tai pradėsiu nuo blogos, nebeturiu Horneto ir vietoj Horneto turiu šiandien važiuoti su šitokia transporto priemonė. Bet išvelkim ir geresnę pusę, gal pasismaginsim ir su tokiu. Na kągi, žvėris pasiimtas. Šiaip labai norėčiau, kad būna per televiziją tikrina paspirtukininkus ir be šalmų važiuoja, tai norėčiau, kad mane šiandien patikrintų, nes aš tai šiandien maks pasiruošęs paspirtukininkas. O, yra viskas veikia, stabdžiai irgi biški veikia. Nu ką, gerai, per perėją tai reikia prasistumti. Nu ką, var. Opa, kai lupa. Eina savo. Dvidešimt traukia šitas galiūnas. Nu, tiesą sakant, grįžtant prie temos ir dėl Horneto, tai kadangi ta viena bloga naujiena, kad nebeturiu Horneto, bet bus ir kita gera naujiena. O link kitos geros naujienos aš būtent su šituo transporto priemonė ir važiuoju. Tai per perėją pravažiuot. Stabdžių tai nerasta šitoj transporto priemonė, galiu pasakyti. Bliamba, žmonėm tai turėtų būti juokinga žiūrėti. Aš bliamba iš šono, kažin kaip atrodau. Nu, vyniojam dabar. Rimtai, nėra čia kokio nors režimo pakeitimo čia. Tiek mažai visko. Šitas mygtukas daro, čia ne mygtukas. Ne, mygtukas. Nieks čia nieko nedaro. Kalniukas 17 tik tai traukia. Bet gazas užtat kaip ant motociklo. Ir ant paspirtukų būna tie tokie su nykščiu, kaip ant keturačių pavyzdžiui. O čia toks pusė rankenos gazo. Sportininkai. Tarp kitko, čia kaip pasigirt, nepasigirt, bėgiot pradėjau. Aišku, tas mano bėgiojimas toks labai nereguliarus, nu bet aš stengiuosi. Dirbu ties tuo. O dar grįžtant prie bėgiojimo, tai įdomus dalykas, kaip įdomus. Šiaip, nu, tas lietuvis toks įdomus sutverimas yra šiaip tai. Nepasisveikins, ta prasme, dažnai ten neužkalbins nieko, bet jeigu susikuria kažkoks tai, pavadinkim, būrelis, kažkokia bendruomenė, tai tada visi pradeda sveikintis. Tai vat pavyzdys, motociklistai, motociklininkai sveikinasi irgi kiekvienas su kiekvienu. Kur čia dabar nudviesiai? Trauk tik tai. Sveikinasi pravažiuodami, du pirštai apačią, šoną, visaip. Tai kadangi pradėjau bėgioti, nesupratau irgi, kad čia tas žmonės prabėgdami man ranką kelia. Tai po to pasirodo iš draugų, iš kolegų sužinojau, kad jo, čia taip jau yra, sveikinas irgi. Vat kaip faina, kaip bet kokia bendruomenė. Ir tada sveikinas vieni su kitais. Smagu, būrėsi bendruomenės ir kažkokiais tai dalinasi bendrais pomėgiais. Šiaip tik dabar pagalvojau, kad čia mane taip žmonės atsisuka, kai aš važiuoju kalbu, tai aš tik girdžiuosi. Mano variklio garsą, tai nėra, kad iš stoto užgoštų mano kalbėjimą. Vyriškis labai nusišypsojo, nežinau, ar saulė pro debesis apakino, ar čia iš manęs. Tai mane praleisk. O čia takas pasirodo, sudaro. O, koks geras. Mersiukas. Paštas, kad tiek pašto mašinų. O, akurat. Pro Jeruzalę riedam. Ponas bėgikas galėtum ir ne dviračiu taku bėgti, na.
Nu, greičio su šituo panašu neviršysiu. O, aprylė. Gerai, gal nuo kalniuką ir viršysiu. Tai prilėtint. Nu va, viršijau greit. Tai mane domintų, kurio pusė dviračių takas. Toks jausmas, kad ten dviračių takas yra. Kaip su motociklu beveik laukiu žalios, kol užsidegs. Ir pagazuot neina. Oba! Full power! Ir va tas full power tik tai tiek. Krūmeliai kaip kvepia šitie. Skanu. Saldžiai labai kvepia. Skaniai. Pavasaris. Visiškas pavasarėlis. Saulutė valenda, kaip gerai šiandien debesuota dar. Bet rytoj kosmosinis oras nusimato. Nėra šansų. Nepaspaudžiu nufilmuot, bet su bachuriuko dragavom, bet pas jį daug galingesnė technika. Čia namas koks sugriuvęs. O, tai kad čia aš taip gražiai papuoliu. Šnipiškės, nu. O, tulpės žaidė. Pliama, nesu čia buvęs, kaip fainai, kaip gražu. Nice. Vėl paimam greičio. Neįtikėtina. Čia viršiu greitį. Manis čia stabdo jau kažkaip tas. Nu, labai čia graži gatvelė. Eina savo. Čia Žalgirio gatvę mes įsimušam dabar panašu. Nu, labai čia. Gražu. Trinkeliam dar sudėtas visas kelias čia. Wow. Nebloga vieta gyvent. Privatus namai. Kiek žmonių reakcijos, taigi pasižiūri, nusižypso. Wow. Nes nelabai tikisi gal, kad su tokiu dar nuomato, žinai. Jokinga labai ir pačiam nuotaika kelia. Oro fainumas dabar eina savo. Saulės dar trūksta šiaip, kad būtų, bet jau tikrai pašylo. Jis turėjo apie pietus jau būti 14-15, tai jau po 12-20, tai pavasarinė šiluma, paukščiukai, tik tai čiulba. Eina savo. Net girdisi čia, net kur mašinų nemažai. Wow, labai fainai. Škašoniuks. Nebulsi tu čia manęs po to. Vien tokį išvažiavimo, kiek gerų emocijų pakrauna, net nereik motociklo. Vilniaus Manhattanas. Na ką, štai ir geroji naujiena. Tie laikas gerai naujienai. Naujas motociklas. Suzuki. Suzuki, net reik pasižiūrėti dar pavadinimą ant šono. Suzuki GSX 650F Katana. Tai su Hornetu, kaip jau supranta, tada yra atsisveikinta. Tiesiog išpuolė pakankamai man priimtinas pasiūlymas pasikeist, atsinaujint. Tai štai, susipažinkit. Vardą dar nesugalvojau, bet peršasi tai, kad Katana tiesiog labai nuvalkėtai, bet ką daugiau sugalvosi čia. Apžvalgos kažkokios aš čia labai nedarysiu, ne mano sritis, duosiu draugui padarys normalią iš techninės tenais komentarų ir panašiai. Bet man labiausiai tik tai, ką aš galiu daryti, tokį lyginimą su savo širšalu, su savo buvusiu Hornetu. Kokie skirtumai. Tai pagrindinis skirtumas, kas hidraulinė sankaba. Trosas nebetruks. Nebent prakiršo šlangutė nebeturės sankabos. Nebent šitoks variantas. Šiek tiek variklio tūris didesnis. Šitas turi variklį 644, tai 644 kubiniai centimetrai tūrio, 63 kW.
Sveria, jeigu dabar neklystu, pagal dokumentus 244 gal, paruoštas eksploatacijai, tai vadinasi su pilnu baku. Bakas yra 19 litrų, tai palyginimui Hornetas buvo apie 16 litrų, man atrodo, bakas, kažkaip ten nėra visiškai lygiai. Hornetas buvo 599, tai 600 kubų ir 70 kW. Tai šitas Suzukis jau iš gamyklos, kaip čia pozicionuojamas ar gamintojo nurodomas, kad čia yra Sports Touringas. Tai nebe Streetas, čia skaitos kaip jau ir, vadinkim, rimtesnis, man asmeniškai tikrai rimtesnis motociklas pagal pojūtį. Susipažinkit, Katana. Labai gražiai dirba, yra jau aftermarketo išmetimas, kurio tarp kitko nežinau kaip su technikinė, bet technikinė dar galioja ir nėra dabakillerio įdėto. Dabakilleris matyt, kad gal ir pagerintų situaciją, nes šiaip pakankamai garsesnis negu Hornetas gerokai. Nu, davai parodysiu aš tą išmetimą jum. Tokis va Yoshimura priklijuotas, neaišku, čia ar iš tikrųjų ir ne iš tikrųjų Yoshimura. Neaišku, čia lipdukas tai atsirado jau vėliau, bet duslintuvas tikrai gražiai skambantis. Paukščiukai čiulba, geras oras, norisi važiuoti, dabar jau šyla, kaip tik pakankamai sušyla oras, tai važiuosiu pasivažinėti. Tai manau, kad šitam video ir užteks trumpai. Bus tokia for fun kelionė su paspirtuku iki motociklo pasiėmiau, nes jau varysiuos prie namų, viskas pavasaris ir to sezono atidarimas oficialiai Vilniui, tai sudalyvausim būtinai su nauju mocu. O dabar užteks, manau, tik tiek susipažinimo ir tikrai dar bus progų, kai pavažiuosim ir bus kitų video. Nu tai ką? Ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi neišbrokysit naujo motociklo labai, ką? Parašykit komentaruose, kas, jeigu su mocais irgi važinėjat, su ko važinėjat ir nuo ko pradėjot važinėt. Įdomu. Tai ačiū dar kartą, kad žiūrėjot, subscribinkit kanalą, like, share, subscribe, vienu žodžiu. Iki pasimatymo. Writing in the margins of my mind all day, sipping early in the morning just to feel okay. Had a dream, I was water just flowing through space till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What a crack smell clean and you feel safe. Put the phone on mute, let the silence explain. I don't need much, just a book in the brain. Used to chase things that were run from me. Now I sit still, let the peace come free. Paint a verse in the sky with a loose leaf. While the moon do a dance with a soft dope tree. Let it ride, let it be, let it be what it be. Got a breeze in my chest and the thought run free. I don't rush, I don't race, I just float on three. Got a vibe in my soul, got a life on key. Let it ride, let it breathe, let it roll like that. Got the world in my cup and the beat in the back. I don't stress, I don't fold, I just lean on facts. If the sun don't shine, I'ma still bounce.